Ar hipodrome, kuriame lenktyniauja žirgai, gali atsirasti vietos automobiliui? Tikrai taip. Tai rodė jungtinė mūsų ir Top Gear komanda atlikdama neeilinį eksperimentą. Nestandartiniais sprendimais garsėjantis vyrukai metė rimtą iššūkį sartų lenktynėse Lietuvos rekordą pagerinusiam žirgui. Ristūnas įveikė hipodromo trasą per kiek daugiau nei 2 minutes. Kaip sektųsi tą pačią distanciją įveikti pasikinkius automobilį? Norėdami atsakyti į klausimą, dalyviai atlieka eksperimentą. Jame dalyvauja galingas automobilis, jo vairuotojas, vadėliotojo vežimas ir į jį sėsti bei dideliu greičiu pralėkti nesibaiminantis vyriausiasis Top Gear redaktorius Renaldas Gabartas. Jis ir pristato idėjos esmę. Mes esame ant Sartų ežero kranto garsiajame Sartų hipodrome ir šturmuosim greičio rekordą čia, nes savaitgalį vykusiose Sartų lenktynėse buvo pagerintas keletą metų galiojęs rato įveikimo laikas. Čia yra kilometras 600 su trupučiu metrų ir vienas žirgas jį praleikė per truputį lėčiau negu 2 minutės. 2 minutės ir kažkiek tai 100 sekundės dalių. Mūsų užduotis pravažiuoti greičiau, neturint ar žirgo. Idėja tai iš tikrųjų tokia, kad aš kaip tur gal esu sakęs kažkada, kad žirgai yra turbūt vienas iš pačių gražiausių dalykų pasaulyje po moters parkuojančios automobilį, degančios ugnies ir sruvenančio upelio. Tai čia yra žiauriai gražu ir mes visada svajojam žirgus įpainioti į savo darbotvarkę. Tai vat ir išsipildė viena iš svajonių. Aha, ir dar sartų, reiškia, rezultatai, rekordai įkvėpia būtent tai. Taip, taip. Manau, kad mes kieti vyrukai. Eksperimentas pradedamas bendru apšilimo ratu. Komanda nori įvertinti, ar iššūkis tikrai rimtas, tad stebi žirgo pasirodymą. Ar nedreba kinkos bandymo dalyviai prieš startą? Dar ne. Kol kas nebaisu. Kokių saugumo priemonių imsitės dar? Šalmą. Viskas, daugiau nieko nereikia. Taip. Ties starto liniją išsirikiuoja ir žirgas su vadėliotoju, ir automobilis prisikabinęs vežimas su Renaldu. Davus starto ženklą, konkurentai po truputį įsibėgėja. Stebint dvikovą matyti, kad automobilis tiesiojoje distancijoje kur kas pranašesnis. Tuo tarpu Ristūnas rodo jėgą posūkiuose. Top Gear komanda be didesnio vargo įsiveržė į priekį. Po apšilimo rato Renaldas neslėpė noro važiuoti ir parodyti tikruosius rezultatus. Tai rodėm, kad automobilis gali generuoti teigiamas emocijas ir jau prigeneravom. Va, labai daug, tikrai labai gerai. Ar nesibaidė žirgas kelyje? Žirgas vienu metu buvo sunerimęs, kaip ir vienas kito suartėjom, kai bandėm pasižiūrėti, kokiu greičiu jisai gali bėgti ir kur yra ta jo komforto riba. Bet po to pagarbiai nutolom į šonas ir buvo viskas gerai. Žirgą valdžiusiam vadėliotojui tokios rungtynės pirmos gyvenime. Į dvikovą su automobiliu stojęs Antanas nesutriko ir puikiai suvaldė Ristūną, neleido blaškytis, greta zujant visureigiui. Kaip įspūdį paliko? Sakykit, Nebloga. Visai gal ir patiko. Ar nebaidė žirgo šalia skriejantis automobilis? Nu ne, šitas žirgas jis jau daug yra dalyvavęs, šiaip nebaikštus, tai nesukėlė problemų. Baigėsi tuo, kad vis tik automobilis atvažiavo greičiau. Ar tokio rezultato ir tikėjotės? Žinom, kai bėga šalia žirgas, jisai irgi kitaip jaučiasi, kaip mašina, nu tai jam gal irgi keista šiek tiek, kad... Atlikus bandomą įvažiavimą ir įvertinus situaciją, komanda susitelkė. Sieks automobiliu pagerinti hipodromo trasoje užfiksuotą žirgo rekordą. Šį kartą ties startu stoja automobilis. Dabar svarbiausia saugiai veikti distanciją kur kas didesniu greičiu, nei ką tik atlikto per bandomą įvažiavimą. Komandai tai nesunkiai pavyksta. Žirgo rezultatas kiek viršijo 2 minutės, o visureigis su treniruočių vežimu atvažiavo per minutę ir 22 sekundės. Tiesiosiuose sugebėjom pasiekti 125 km/h greitį ir posūkiuose jau truputėlį mažinom iki 60, nes vis dėlto galėjau ir greičiau, bet labai rūpėjo Renaldo sveikata. O ar nerėkė Renaldas iš galo, kad jau stabdyk, jau nebegaliu? Nedorėjo jisai kada, jisai buvo tik tai nuolankiai nulenkęs galvą ir laukė, kada aš jį atvešiu iki finišo. Turbūt tai buvo ilgiausias ratas jo gyvenime. Baisu nebuvo ta prasme, kad tu netrodė, kad tu darai kažką visiškai beprotiško. Ir automobilį galima iš tikrųjų naudoti kaip kažkokią tai galbūt treniruočių priemonę, tiesiog kai žmogus norėtų galbūt išmokti taisyklingai sėdėti arba iš tikrųjų pripratinti akis prie greičio. Bet jo, čia su automobiliu apskritai labai smagu turėtų būti važiuoti. Eksperimente dalyvavęs vairuotojas atvirauja, kad važiuoti ledu padengta hipodromo trasa nebuvo sudėtinga. Iš tikrųjų šiuolaikinė technika yra ant tiek pažangi, kad automobilis visko daro už tave.
viduje yra svorio ir, kaip čia sakys, centrinės jėgos jutiklis, kuris automatiškai pajaučia, kad automobilis pradeda slysti, automatiškai pristabdo tam tikrus ratus, automatiškai mes jaučiame saugesnį, automatiškai tai reikia tik sukiot vairą. Puikų vairuotojo darbą įvertino ir vežime skriejęs Renaldas. Jis taip ir nespėjo išsigąsti. Tai juto plūstantį adrenaliną ir pasitikėjimą kolegomis. Mindaugas yra aštrus berniokas, tai visiškai drąsiai lėkė ir gal greičiau net iš pirmųjų ratų, negu aš tikėjausi, bet viskas tvarkoje, susitvarkėm. Eksperimentas pavyko. Sartų žirgų rekordas 2 minutės. Pakinkyto visureigio minutė 22 sekundės. Džiaugiamės prisidėję prie naujo ir labai netipinio rekordo. Nors iš šono viskas atrodo labai paprasta, patys to nekartokite.